Kaip su pačiom technologijom? Na, jeigu vėlgi paimkim tos pačius 10 metų, nes man atrodo 10 metų tas laikotarpis yra labai geras, nes 10 metų atgal tai vienoks pokytis, bet 10 metų į priekį bus fantastinis pokytis. Medicinos technologijos. Kas gali būti tokio, kas mus nustebins? Aš bandau tik sugalvoti vieną dalyką, kuris man atrodo būtų fantastika, kaip iš filmo su Mattu Damonu, kuris į kitą planetą nuskrenda ir mergina, kuri sirgo vėžiui, paguldo į tokį aparatą, jisai nuskanuoja ir pasako absoliučiai visas ligas ir ją iš karto išgydo tam aparate. Nu, tai čia atrodo būtų iš vis kosmosas, bet jeigu taip realiai žiūrime, aš nežinau, gal tai čia realu, ką mes per 10 metų galime tikėtis? Šiaip pritarsiu tam 10 metų laikotarpiui ir Bill Gatesas tai pasakęs įdomiai, šiaip daug protingų minčių pasakęs, bet viena buvo tokia įdomi, kad žmogus linkęs labai stipriai pervertinti, kas įvyks per sekančius 5 metus, bet linkęs labai stipriai nedavertinti, kas įvyks per sekančius 10 metų. Va, toksai horizontas matymas žmogaus. Gal vėlgi, per vidurį nesutapimas yra tie 7 metukai, magiški, bet tikiu, kad 10 metų yra fundamentaliai kitaip, bet gal taip, aš nežinau, nespėliosiu, kas bus už 10 metų, galiu pažymėti kai kurias man šiandien, čia ir dabar daromas, vystamas technologijos, kur man atrodo fantastika. Viena iš tokių yra vadinamas skaitmeninis dvynys. Jau dabar yra klinikos, konkrečiai klinikos Dubajo, kur gali nuvažiuoti padaryti visus žmoniai žinomus tyrimus, ten nuo genetikos iki kraujo, ko tik tai nori. Tada debesis cloud'e sukuria tavo antrininką, va tiesiog Ilja 2, visus parametrus turintis kaip Ilja, viską, ten genetinį kodą, svorį, ūgį, masę, metabolizmą, ten viską, kas tik tai yra. Ir tada realiuoju laiku, kai tik tai atsirando nors kokios naujos mokslinės žinios, nors kokios, fizikas o medikas padarė tyrimus, atrado, kad, tarkime, toks gyvenimo būdas koreliuoja su tokiu genu, veda prie tokio ten gydymo, realiuoju laiku pritaiko momentaliai, ar naujas vaistas atsirado, kuris momentaliai genetinė projekcija, momentaliai pritaiko kaip tokiam bandomajam triušiai tavo skaitmeniniai kopijai, arba 1, arba 10, arba trilijoniniai, kiek tų kopijų reikia, tiek pagamina. Ir tada realiuoju laiku pažymi, kas konkrečiai tavo organizmui yra į naudą ar ne į naudą ir gali įsiųsti žinutę vieną ryte, klausyk, ar tu žinojai, kad ten tavo genetinis tipas ten reikalauja daugiau B vitamino negu C vitamino, nes viską paaiškinta ir tai yra su faktais, su įrodymais, su statistiniais duomenim. Tai man jau, kaip sakoma, į paviršių, kaip žmogui išspjauna tik tai viskas, kas jau įrodyta, patvirtinta, veikia galima tikrai, nes kažkur tai debesyse yra atliktas milijardas eksperimentų su mano to skaitmeniniu net nedalyvaujant. Jo. Ir neturint rizikos mum patiem. Ta prasme, tikrai taip. Jeigu aš pats bandysiu ant savęs gerti tos vitaminus, žiūrėti, veikia, neveikia, kam to reikia, nes bando ant jų. Tikrai gerai eiktų savo. Tai va, tai vėlgi, tai čia ne 10 metų nuo šiandien, čia yra čia ir dabar šiandien. Wow. Aišku, kol kas kainuoja, nes tokius tyrimus padaryti be abejo kainuoja viską pritaikyti, bet pats procesas, gal pats požiūris, tai mane tikrai žavi, tikrai žvelgiu tame daug naudos. Šitas dalykas labai naudingas, jeigu turi kažkokių tai lėtinių ligų. Ir tarkime, atsiranda būdas jas gydyti, tau gali iš karto tuos variantus taikyti tavo tai antrai versijai ir žiūrėti, ar tu sveiksti ar ne. Ir tada, jeigu pamato, kad veikia, tau pranešti, Tikrai žiūrėk, taip. mes radom vaistą. Tikrai taip. Geras. Tikrai taip. Eiktų savo, čia labai gerai. Fantastika. Tai Kaip įdomu. jau sakysime, kad ten vėlgi robotai chirurgai, robotai stato diagnozę ir visą kitą, tai iš jau nebe naujienos. Bet pavyzdžiui, patys chirurgai, tai jie taip sako, nu negali žmogaus pakeisti robotas, mes vis tiek jaučiam, matomės kitaip. Bet Sutapimas, kad taksistai irgi sako, nu negali ten tos Teslos savaime varojančius mūsų pakeisti, o kas pakalbės su keleiviu. Smagu, kad pažiūrėjote šį trumpą klipą iki pat pabaigos. Todėl kviečiu visus pažiūrėti pilną epizodą štai čia arba ieškokite nuorodos aprašyme.